Velnio trikampis, Atlanto kapinės, vartai į kitą dimensiją. Dešimtmečius sklido istorijos apie laivus ir lėktuvus, pradingusius be jokio pėdsako. Vieniems tai Atlantida, kitiems ateiviai, tretiems laiko tuneliai į kitą dimensiją. Tačiau kas, jeigu tikroji priežastis yra kur kas paprastesnė ir visiškai moksliškai paaiškinama? Šiandien atskirsime legendas nuo faktų ir panersime į vieną didžiausių pasaulio paslapčių. Prisisekite diržus, kelionė į Bermudų trikampį prasideda. Viskas prasidėjo 1945 gruodžio 5-ąją. 5 Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno bombonešiai, žinomi kaip Skrydis 19, pakilo iš Floridos bazės. Tai turėjo būti įprasta 3 valandų treniruotė. Tačiau netrukus skrydžio vadovas, leitenantas Charlesas Tayloras, pranešė apie keistus kompaso sutrikimus. Everything is wrong. Even the ocean looks different. Patyręs pilotas pasimetė virš vandenų, kuriuos turėjo pažinoti kaip savo 5 pirštus. Jis manė, kad skrenda virš Floridos salų, bet iš tiesų buvo virš Bahamų. Degalai seko, ryšys trūkinėjo ir galiausiai visiška tyla. 5 lėktuvai, 14 vyrų dingę. Dar keisčiau, jų ieškoti išsiųstas gelbėjimo hidroplanas Martin Mariner su 13 žmonių įgula taip pat dingo. Vienu metu 6 lėktuvai ir 27 žmonės išnyko. Ilgą laiką buvo teigiama, esą paieškos nerado visiškai nieko, jokių nuolaužų ar alyvos dėmių. Tačiau netoliese plaukęs tanklaivis SS Jean Mill pranešė matęs didelį sprogimą danguje, o vandens paviršiuje degantį kuro plotą, kuris liepsnojo apie 10 minučių. Martin Mariner tuo metu turėjo pravardę – skraidanti benzino bomba. Šie lėktuvai buvo pagarsėję DG konstrukcija, todėl tikėtina, kad gelbėjimo lėktuvas sprogęs ore yra techninis gedimas. Nepaisant to, skrydžio 19 tyrimo išvadoje buvo parašyta paslaptinga frazė – nelaimės priežastis nežinoma. Būtent nuo šio įvykio 1945-aisiais ir pradėta kalbėti apie paslaptingą Bermudų trikampį. Vėliau tyrėjai priminė, kad dingimų šioje Atlanto zonoje buvo ir anksčiau. Dar 1918 metais be pėdsako dingo milžiniškas krovininis laivas USS Cyclops, plaukęs iš Barbadoso į Baltimorę. Laive buvo 306 žmonės. Jis neišsiuntė jokio SOS signalo, o paieškos nerado jokių nuolaužų. Tik po kelių dešimtmečių, kai žurnalistas Vincent Gaddis 1964 metais pirmą kartą pavartojo terminą Bermudų trikampis. Šie 2 atvejai, Skrydis 19 ir Cyclops, buvo sujungti į vieną pasakojimą. Taip gimė legenda apie vietą, kur atrodytų nustojo galioti logika. Kai trūksta racionalių paaiškinimų, žmogaus vaizduotė pasileidžia nuo grandinės. Per kelis dešimtmečius gimė daugybė teorijų, nuo mistinių iki tiesiog beprotiškų. Viena populiariausių – Atlantidos teorija. Esą vandenyno dugne tebėra galingi Atlantidos energijos kristalai, kurie sukuria milžiniškus elektromagnetinius laukus, trikdančius laivų bei lėktuvų prietaisus. Kai kurie entuziastai net rodo pirštu į Bimini Road, paslaptingą povandeninę akmens struktūrą netoli Bahamų, tvirtindami, kad tai gali būti nuskendusio miesto liekanos. Kita populiari versija – ateiviai. Neva Bermudų trikampis yra tarpgalaktinis portalas arba autobusų stotelė, kur nežemiškos civilizacijos grobia žmonės ir jų transporto priemonės. Skamba kaip X-Files serija, bet tūkstančiai žmonių iki šiol tiki, kad taip ir yra. Ir dar viena mistinė idėja – laiko bei erdvės iškraipimai. Galbūt čia egzistuoja plyšiai kitas dimensijas, kurie tiesiog įsiurbia lėktuvus ar laivus. Kai kurie kalba ir apie magnetinės anomalijas, kurios neva priverčia kompasus suktis be krypties, palikdamus pilotus aklus. Šios teorijos įdomios, vaizduotę žadinančios, bet ar bent viena jų turi realų pagrindą. Beje, jei mėgstate paslaptis ir mitų griovimą, nepamiršk paspausti patinka ir prenumeruoti technaujienos.lt. O dabar grįžkime prie Bermudų trikampio ir pažiūrėkime, ką apie tai sako mokslas. Nors legendos skamba įspūdingai, mokslininkai turi kur kas žemiškesnį paaiškinimą. Ir pirmas klausimas, kurį jie kelia, ar Bermudų trikampis apskritai yra išskirtinis. Australų mokslininkas Karlas Kruzelnickis 2017 metais analizavo duomenis ir priėjo paprastą išvadą. Dingimo čia nėra daugiau nei kitose pasaulio vietose su panašiu eismo intensyvumu. Šis regionas vienas judriausių laivybos ir skrydžių maršrutų pasaulyje, todėl natūralu, kad čia nutinka daugiau nelaimių.
Dar anksčiau, 1975 metais tyrėjas Larry Kusche išnagrinėjo 10 paslaptingų atvejų ir nustatė, kad daugelis buvo perdėti, netiksliai aprašyti arba išgalvoti. Taigi, jei nėra nieko atgamtiško, kas vis dėlto sukelia tragedijas. Ekstremalūs orai. Ši Atlanto vandenyno dalis garsėja staigiais ir pavojingais oro pokyčiais. Čia dažnai susiformuoja uraganai, tropinės audros ir smarkus vėjo gūsiai, kurie gali netikėtai pakeisti skrydžio ar laivo kursą. O kai kurie meteorologai yra užfiksavę keistus šešiakampės formos debesų darinius, galinčius sukurti vadinamąsias oro bombas. Staigius vėjo gūsius, siekiančius iki 275 km/h greitį. Dėl šių oro sąlygų daugelis nelaimių įvyko visiškai natūraliai, be jokios mistikos. Navigacijos klaidos ir magnetiniai trikdžiai. Bermudų trikampio regione kompasai gali rodyti tikrąjį šiaurės ašigalį, o ne magnetinį. Todėl net patyrę pilotai ar kapitonai galėjo nukrypti nuo kurso. Anksčiau, kai navigacijos prietaisai nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien, tai galėjo būti lemtinga klaida. Žmogiškasis faktorius. Daugelis tyrėjų, tarp jų ir Karlas Kruzelnickis, teigia, kad didžioji dalis dingimų įvyko dėl žmogiškų klaidų, degalų stygiaus, komunikacijos nesupratimo ar prastų orų. Kai kurie atvejai anksčiau laikyti paslaptingais, vėliau buvo išaiškinti kaip įprastos avarijos, tik nepakankamai gerai ištirtos. Pavyzdžiui, leitenantas Tayloras iš skrydžio 19 buvo patyręs, bet labiau įpratęs prie skrydžių virš sausumos. Virš vandenyno, kur viskas atrodo vienodai, net ir nedidelis magnetinio lauko svyravimas gali sukelti dezorientaciją. Pasiklydus, o vėliau praradus degalus, katastrofa neišvengiama. Ar Bermudų trikampis yra paslaptis? Mokslas turi paprastą atsakymą – tai pavojingų oro reiškinių, bangų, intensyvaus eismo ir žmogiškų klaidų kombinacija. Tačiau yra ir kita pusė. Legendos gimė iš tikrų tragedijų, ne iš fantazijos. Dingę lėktuvai, dingę laivai, be aiškaus atsakymo. Ir kai nėra aiškaus paaiškinimo, sukuriama terpė mitams ir proga pasireikšti vaizduotei. Šiandien turime du pasirinkimus – pasitikėti statistiką ir mokslu, arba pasiduoti paslapčiai ir tikėti, kad kai kurios vietos pasaulyje vis dar yra nepaaiškinamos. O kokią versiją renkiesi tu? Ar tai tik gamta ir žmonių klaidos, o gal kažkas daugiau? Parašyk komentaruose, ar Bermudų trikampio mitas tau žlugęs, ar vis dar tiki, kad ten slypi paslaptis. Jei norite daugiau gilių, faktais paremtų istorijų, spauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt. Taip pat kviečiame peržiūrėti mūsų video apie Lietuvos kilmės NASA astronautą ir jo istoriją. Vienintelis lietuvių kilmės NASA astronautas Karolis Joseph Babko. Ačiū ir iki.